Labas. Oi, atsiprašau. Galėčiau iš naujo pradėti, ne? Bet ne. Tai aš paprastesnis. Yra kaip yra. Jau užfiksavo, tai atsiprašau. Labas, draugai. Labas, draugai. Žiūrėkit, ką pasidarėm. Užsipylėm rostvarką. Nu ir gan, sakyčiau, neblogai, bet ir negerai. Ar norit papasakosim, kas sekas? Liaudiškai vadinamus, ne? Taigi, pažiūrėkit. Tokie yra vietom. Taip, iš tikrųjų yra pamats tiesiai, bet taip yra. Dėl to, kad suramstėm blogai ir vietom paputė. Tai nereiškia, kad pamats čia blogai padaryts. Estetiškai jisai nėra lygus, bet tai nekeičia jo tvirtumo ar dar kažko. Tiesiog sužinojom galimybės, iki kiek tu gali neramstyt apalapkių. Taigi, ką mes padarėm klaidą? Mes turėjom ten apalapkės, galiu nueit parodyti. Apalapkės. Papasakosiu viską, kaip mes mąstėm ir kad mes mąstėm klaidingai. Galėčiau, aišku, to nerodyti, ne? Bet, aš rodau, kaip yra, kaip klystam. Va tokios apalapkės pas mane. Jos 50 aukščio, po 3 metrus ilgio. Čia yra atpjaustyti, kur buvo galai. Vakar nuserdėm. Tik vakar nuserdėm. O matot, ir tą papūstą. Rodau, nieko neslėpiu, rodau taip, kaip yra ir pasakoju vien dėl to, kad gal kažkas darysitės patys ir kad to išvengt. Taigi, pradėkim taip. Kodėl mums čia taip gavos? Kadangi, kas žiūrėjot video, matėt, kad mes pradėjom po restorolį. Pasidėjom ant apačios, susiklijavom šonus, ne? Šorė 20, vidinis 10. Susiklijavom po restorolį ir dėjom anas apalapkės. Ir mes ramstėm apačią, suramstėm apačią apalapkių. Dar koliukai va kažkur yra. Galėjau padaryti video, kaip buvo. Tai suramstėm apačias, tai pagaliukus dėjom į apačias, tas apalapkės, kaip pastatėm, sudėjom. Suramstėm apačią viršui, tarpusavį sukabinom. Ir nedėjom ilgasriegių, niekur kiaurai nenorėjom. Taip nusprendėm, kad nenorim pamato gadinti, tai negręžiojom niekur kiaurai, kad nebūtų skylių. Ir tokia logika buvo. Blemba, čia tik po restaurolis klijuots iš 20, išorė 10, vidus, kur jisai dings, apačią suvaržėm, ta prasme suspaudėm, viršų tarpusavį sukabinom, niekur čia mum nedings, laikys. Nevelni, kas čia tas 20 cm storio betons? Nevelnio, vyrai. Nevelnio. Kaip matot, nuotraukos nufilmuotai. Paputė ir gerai vietom paputė ir neužtenka tik apačios suvaržyti. Taigi, kur klaida? Biški gal per didelius suvaržymo tarpus padarėm apačios ir 100% reikėjo. Tai parodysiu vizualiai. Kur čia tas pagalis? Tai ne tik taip remti apalapkė tokiam aukštį, bet dar reikėjo ir šitaip į viršų apalapkės. Reikėjo 2 iš karto. Mes dėjom tik po vieną čia ir viršui čia va susiekėm į tarpusavį. Reikėjo šitaip ir šitaip. Ir dažniau kas kokie. Nes čia va matot, va vienas ir čia va yra
Antras, nu tai kiek čia galim grubiai pamatuoti, 1,20 m. Taigi, draugai, nedarykit taip kaip mes, geriau daugiau paramstykit ir būtinai, jeigu nedėsit ilgasriegių, tai tada ir apatinę dalį ir viršutinę ir dėkit kas pusę metrą, kas 60 cm. Nesvarbu, kad polesterolis klijuots, negalvokit taip kaip mes. Aš rodau taip kaip yra, kad kitiem parodyt, kad nedarykit taip pat kaip mes, nes galima iš kitų klaidų mokintis, nereikia kartais per save eit. Tai va tą bandau parodyti, kad tikrai galit, kas darysitės, galit be ilgasriegių, bet jeigu norit ilgasriegius, tinka ir ilgasriegiai susidėjus, tada ilgasriegis taip susisegiai, nebūtų problemos. Manau, kad nebūtų, bet mes nenorėjom pamatę skylių, bandėm išvengti ir nedėjom jų. Pamatui tai nikiek neįtakoja, jisai nikiek nekenkia. Tiesiog vizualiai taip gal nelabai gražiai atrodo, bet dabar jau yra kaip yra. Jisai kokybei tas įtakos neturi. Ta prasme, ne kokybei, kaip čia pasakyti, tvirtumui ar dar kažką, čia niekam nepakenkia, vai ten papūsta, matos biški. Čia jokio tarpo nėra, čia polesterolis aukščiau, kad nesakytumėt, va tarpas. Čia nieko nėra. Tai va, draugai, tiek norėjau parodyti, tiek papasakot. Pradėsim pirmą eilę. Reiks važiuoti atsivežti įrankių, jau biškį atsivežėm. Įrankių turim, vandens turim biškį, mikserį turim. Taigi dabar reikės blokelių ir svežę blokelių. Ir pradėsim, aukščiai. Tai aukštis vienoj vietoj vaikšto mūsų nuo nivelyrą buvom pasiskolinę vakar, susižiūrėjom. Ten to kampo pastačius 0, ten 0,2 mm, ten 2 mm žemiau, ten 3 mm žemiau. O tik viena vieta yra, tuoj parodysiu, kur čia. Va, čia va, dar aš jau nebesimato. Čia va, ketvirtis išpaišyts. Čia yra 4 mm aukščiau. Tai va, vienintelė vieta ant kampų, kur aukščiau. Tai, manau, mūryt bus pasaka. Realiai ant mūro mišinio, tai visur kampus gali statytis ir visur lygiai sueis. Ir labai didelios problemos nebus, manau. Bet galėsiu gal, esu anuose videose rodęs, kaip pirmą eilę pasidaryti. Pabandysime čia gal pafilmuoti, kaip pirmą eilę darau aš. Bandysiu vėl, man mūrs asmeniškai patinka, aš noriu jį pats darytis. Man su mūru, man taip atrodo, kad man gerai sekas, gal ne gerai sekas, bet aš noriu mūrą mokintis, man surišimą. Kelsim taip, video darysiu, nerišim, kaip daro kiti, ten per tvarinės sienas atskirai, ne, mes dėsim iš karto visas ryšim su blokeliais, kad nereiktų ten tų vėlų, jau geriau pavaikščiosim ratais, bet mūrysim visas sienas vienu metu. Aišku, tai daugiau laiko išeis, bet manau, kokybiškiau gausis, kad blokelis su blokeliu ryšis, negu kad blokelis ir ten iškiši krokodilus tos vadinimus, dar kažką ir paskui ant jų dedi. Žodžiu, kiekvien savaip. Aš bandysiu kuo kokybiškiau, nes vis dėlto pardavimui, tai rodysiu kaip mūrysiu visą sieną, sakau. Viskas eigoje. Gerai, draugai. Iki.